Sveiki visi dar kartelį užsukeišį į jūsų kanalą. Mano vardas yra Beata ir šį kartą norėčiau pakalbėti apie savo gegužės mėnesio favoritus. Jau šiaip gegužės mėnuo yra mano mėgstamiausias, visada mėgstamiausias ir tikiuosi visada bus mėgstamiausias. Tai kaip sakant, čia pirmasis favoritas. Bet jeigu jums įdomu pasižiūrėti, kokius produktus aš noriu jums parodyti ir kodėl man jie patiko, likite žiūrėti šį video. Taigi turiu keletą daiktų, taip sakant. Pradėsime nuo makiažo pagrindo. Šio makiažo pagrindo, kuris yra iš firmos Bourjois Healthy Mix. Tai yra naujas makiažo pagrindas, kurį aš gavau iš... kuris atkeliavo pas mane iš Škotijos, nes čia Bourjois'yje neįmanoma gauti, man atrodo, Jungtinėse valstijose kol kas taip pat netikėkime, kad Bourjois susijims ir pradės siųsti savo produktus į kitas šalis. Spalva, kurią aš turiu, kur čia ta spalva buvo, numeris 51, Vanilla Clear, tai yra ne tas makiažo pagrindas, kurį esu stepusi šiandien, bet aš jį naudoju gal kokias 2 savaitės, ne kiekvieną kartą žinoma, kai dažausi, bet man tikrai labai patinka šitas makiažo pagrindas ir tikrai, kadangi Lietuvoje Bourjois yra gaunama ir manau šitas makiažo pagrindas tikrai turėtų būti gaunamas, tai norėjau jį paminėti šitame video. Kitas favoritas yra šis lūpdažys iš, nežinau kaip vadinasi šitą kolekciją, iš Kiko kolekcijos, naujausius gal turbūt, kuris vadinasi numeris 03 Mirage. Aš jį buvau stepusi praėjusiame video, šį kartą sitepiau ant viršaus dar tokį raudonesnę spalvą, bet tai yra lūpdažys, toks pojūtis yra kaip balzamas, tarsi būtų, bet su spalva. Ir praėjusį mėnesį, bent 2-3 savaitės maždaug turėjau kažkokį norą tokį teptis, dažytis lūpas tokiais kaip ir oranžinė spalva, sakykime, nežinau, kažkodėl toks noras buvo užėjęs, tai šita man spalva puikiausiai tiko, kaip sakant, nuo pirmos dienos, kai tik atkeliavo į mano rankas, taip ir jį pradėjau naudoti. Kitas produktas iš Kiko irgi skirtas lūpoms, tai yra šitas Night Balm, taip sakant, naktinis balzamas lūpoms, kuris atkeliavo pas mane anksčiau šiek tiek, šitas iš Ispanijos, taip sakant, per Atlantą atskrido. Ir, čia kaip ir yra tarsi parašyta kaip ir gydomasis kažkoks, tikrai nejaučiu, kad čia mano lūpoms kažką padėtų kažko, sakykime, pagydytų ar panašiai, bet man labai patinka užsitepti jį, kai nusišveičiu lūpas arba vakare, prieš miegą, taip sakant, jau prieš guldama. Tiesiog pojūtis labai geras, jaučiu, kad tikrai drėkina, ypač kai nusišveičiu savo lūpas, tai aš jį ne tik vakare, kaip sakant, naudoju ir todėl, kadangi jūs galite tikrai nesunkiai gauti Kiko firmos produktus, tai norėjau jį paminėti, nes man tikrai labai patinka. Kitas produktas iš Kiko, čia kažkaip Kiko, bet tiesiog, stengiuosi panaudoti tai, ką neseniai gavau, tai yra šitie šešėliai iš linijos Infinity Plus, numeris 401. Jie atrodo, tokie kaip blizgučiai tarsi būtų ir tiesa, turiu pavyzdį čia. Bet ant akies atrodo geriau su primeriu, taip sakant, ar ne, su tuo šešėlių pagrindu, nes labiau prilimpa daugiau ir atrodo tikrai labai gražiai ant akies, bent jau man labai patinka. Iš pradžių taip kažkaip aš taip jau... nebuvau nusivylus, bet taip pasižiūrėjau, galvoju, aš jaučiu, man nepatiks, bet iš tiesų man labai patinka ir tikrai ne vieną kartą naudojau praėjusį mėnesį. Lygiai taip pat ne vieną kartą naudojau ir įsimylėjau gal po pirmo karto šitą pravedimą iš Kiko, atsparų vandeniui, neturi kitokio pavadinimo. Jis labai juodas, tikrai nuostabiai tepasi. Vienintelis dalykas, kuris nepatinka, tai yra šepetėlis, man jis pernelik plonas, per sunku, sakykime, jis kaip ir juda ganėtinai, sakykime, kol tepiesi, kaip ir man labai patinka tokie stabilesni, taip sakant, šepetėliai, ar ne, storesni, gal šiek tiek, patogiau pasidaryti tą pravedimą, bet šiaip pats produktas tikrai yra labai geras. Kitas produktas akims, tai yra šitas tušas, blakstienų tušas Hypnose Drama iš Lancome. Tai yra miniatiūra, žinoma, kurią aš turiu, bet ją gavau dovanų su kvepalais iš Lancome. Ir kurį laiką jo nebuvau atidarius, nes turėjau dar kitą naudojamą tušą, bet nuo pirmos dienos, kai jį tik panaudojau, įsimylėjau. Tušas labai brangus, bet koks nuostabus. Tai buvo meilė. Iš pirmo žvilgsnio tiesiog neto žodžio. Kitas praėjusio mėnesio favoritas, jų baisokas truputėlį, tai yra blakstienos priklijuojamas iš firmos Ardell, vadinasi Demi Louis. Aš pasistengsiu jums parodyti, palikti nuotraukėlę švarių blakstienų, taip sakant.
nes šitas aš jas naudojau labai daug kartų, nepraėjusią mėnesį, bet apskritai. Ir visi, kaip sakant, pakvaišė dėl tų Demi Wispies, o man patinka Demi Louis. Kol kas pastaruoju metu nesu užmačiusi jų niekur, tai už tai nesu nusipirkusi naujų, bet kai tik tai kur nors rasiu už ganėtinai prieinamą kainą, tikrai nedvejodama pirksiu, nes man jos labai nuostabiai patinka ir jos labai gražiai atrodo bent jau ant mano akių. Kitas mėgstamas favoritas gegužės mėnesio tai yra šitie skaistalai iš Sleek, yra kaip ir naujovė man irgi, vadinasi Rose Gold ir tikrai labai graži spalva, šitie atkeliavo iš Škotijos, taip sakant. Sleek skaistalų nebuvau niekad naudojusi, bet žiūrėkit, kokia graži spalva ir man netgi kyla noras jos panaudoti vietoj šešėlių, ką aš manau, kad ilgai netrukusi tą padarysiu. Kitas produktas veidui, kurį naudojau nuo pirmos dienos, kai gavau, tai yra šitas highlighteris arba šviesą atspindinti pudra iš Makeup Revolution, iš jų linijos Vivid Baked Highlighter. Šitas vadinasi Golden Lights. Ir, kaip matote, tokias kaip ir auksinis šiek tiek, balkšvai auksinis, tai yra vidurinis tas patepimas, kaip matote. Aš jį susitepusi ir skaistalus susitepusi šiandieną ir tikrai labai gražiai atrodo. Iš 3, kuriuos gavau dovanų, šitas highlighteris man labiausiai patinka. Kitas favoritas yra nagų lakas, firma tiksliau, yra Kim Taylor. Išbandžiau 2 nagų lakus iš šitos firmos, kitas yra pilkas, vadinasi Sea Frog. Bet tiesiog noriu paminėti pačią firmą, jeigu kur nors ją pamatysite, gal ne Lietuvoje, bet per eBay ar kažkur kitoje šalyje, tikrai išbandykite, nes tikrai labai pigiai kainuoja, gal 1 eurą panašiai kainuoja, bet žinokit, kokybė tikrai yra nuostabi, tikrai laiko labai neblogai, 4 dienas laiko man bent jau, jeigu man laiko 4 dienas, tai aš labiau negu laiminga, taip sakant, o šitas spalva yra Mauve Mist, tikrai, už kainą kokybė yra liuks. Na ir prieš pereidama prie poros dalykėlių, kurie neturi nieko bendro su makiažu ir grožiu ir taip toliau ir panašiai su kosmetika, noriu paminėti dėja, kad turiu vieną ne favoritą, ne mėgstamuką, taip sakant, praėjusio mėnesio. Parodžiau keletą daiktų iš Kiko, kurie tikrai mane sužavėjo, bet dėja turiu vieną produktą, kuris, niekaip man neįtinka, nepatinka. Tai yra šitas šešėlių pagrindas Eye Base Primer. Susitepusi jį ir šiandien. Šiandien užsitepusi, pavyzdžiui, su matiniais šešėliais. Bet man jis neveikia nei su matiniais, nei su blizgiais, tais atlasiniais ar kokiais ten tais šešėliais. Nes tiesiog susibėga po valandos ar panašiai. Gal mano akių vokas pernelyg riebus, gal sausesniam vokui labiau tiktų. Man tikrai nesuveikia su jokiais šešėliais, žinoma, neišmesiu, aš jį panaudosiu gal tuomet, kai man reikės filmuoti, pavyzdžiui, bet aš niekur neketinsiu eiti ar panašiai, nemesiu šiukšliadėžę, bet, bent jau aš jums nerekomenduoju, man tikrai jis nepatinka, neatsimenu kiek kainuoja, bet dėja, mane labai nuvylė. Na, dabar einame prie 2 favoritų, kurie nieko bendro su grožiu, makiažu neturi. Tai yra vienas filmas, kuris angliškai vadinasi, man atrodo, Spy tiesiog. Aš jums paliksiu nuotraukėlę. Labai juokinga komedija. Spėju, kad Lietuvoje ją rodė kino teatre prieš keletą mėnesių, nes čia rodė prieš keletą mėnesių ir mes su vyru ją pasižiūrėjome. Dabar gegužės mėnesį pakartojame, taip sakant, ar ne. Labai juokinga komedija, jeigu jums patinka komedijos, būtinai pasižiūrėkite, paieškokite internete arba nueikite įsigyti DVD diską. Ir žinoma, tarp mano mėgstamukų, mano favoritų būtinai turi būti šita rankinė, nauja rankinė, kurią gavau dovanų, kitos aš dar, kaip sakant, nenaudojau, rudenį žiemą turbūt pradėsiu naudoti, bet šita pavasarinė, vasarinė, tai sakant, mano vyro dovana, man labai patinka, man patinka tos spalvos, man patinka jos forma, man patinka jos dydis, gal netrodo labai didelė, bet kiek į ją viską telpa, iš tiesų šitas 3 savaitės ar panašiai aš beveik kiekvieną kartą, kai kur nors ėjau, kiekvieną kartą ją naudojau, tikrai labai nuostabi rankinė, jeigu ją kur nors pamatysite,
Neabejodami įsigykite. Ir paskutinis favoritas tai yra daina ispanų kalba, bet tai yra daina iš naujausio Talijos disko Latina. Aš esu tokių labiau baladžių, ramių dainų, sakykime, mėgėja, čia nebus kiekvieno žmogaus, žinoma, skoniui, bet, kažkam galbūt ir patiks, ir galbūt kažkas iš jūsų moka ispaniškai, tai pasiklausys tos dainos, tai noriu jums paleisti trumputį gabaliuką. Tiesa, daina vadinasi Vuélveme a querer. Nes čia kaip ir įsimylėk mane dar kartą. Arba pamilk mane dar kartą. Vuélveme a querer. Yo solo pido tiempo para hablar. Mentirse por orgullo no está bien. Vuélveme a querer. Yo solo te prometo darte amor. Por dentro sabes que esto no está bien. Te juro que conmigo estás mejor. Labai graži daina, gražų žodžiai, graži melodija. Tikrai pasitengsiu palikti jums nuorodą į tą dainą, kad pasižiūrėtumėte, yra klipas ir pasiklausytumėte tos dainos ir man parašytumėte, žinoma, komentaruose, ar jums ji patinka. Tiesa, prisiminiau, kad turiu dar vieną favoritą, tad prieš atsisveikindama jums parodysiu, jeigu kas bus čia kartais netyčia Meksikoje, tai užsukite į parduotuvėlę kavinę, kuri vadinasi Garabatos ir joje pardavinėja štai tokius sausainius, jie labai skanus, žinoma, kaina yra nelabai draugiška kišeniai, bet karts nuo karto galima, nes tas maišelis kainuoja gal kokius 8 eurus ar panašiai, nežinau kiek čia tų gramų, tiesą sakant, nes nematau kažkur, kad būtų užrašyta. Sveria nemažai, jaučiasi, kad nemažas svoris, sunku sausainiai, bet jie labai skanus, tad karts nuo karto galime pasilepinti. Tai tiek, dabar jau tikrai iki čia tas gegužės mėnesio favoritų video. Norėčiau sužinoti, kokie produktai jūs nustebino gerąją prasme gegužės mėnesį, kokie yra jūsų pastarųjų kelių savaičių favoritai ir taip pat ar yra koks nors produktas, kuris jūs nuvylė ir nerekomenduotumėte kitiems jo išbandyti. Rašykite viską komentaruose, pasižiūrėkite ankstesnius video, rašykite savo pageidavimus. Siunčiu jums daug bučkių, rūpinkite savimi ir pasimatysime kitą kartą. Iki.